Kaip nustatyti, kad langeliai Excelio programoje saugotų valiutą, tai yra reikšmes litais. Pirmiausia, pažymim tuos langelius, kuriuose mes norėsim rašyti reikšmes valiuta, spaudžiame formatavimas, langeliai, pirmoje auselėje skaičius, parenkam valiuta. Dešimtainių skiriklių vieta. Čia mes galim nustatyti, kiek skaičių po kablelio bus rodoma. Litas turi 100 centų, todėl reikėtų palikti 2 skaičius po kablelį, bet niekas nedraudžia pakelti ir daugiau, tokiu pat principu, kaip aptarėm, kalbėdami apie skaičių. Kur yra simbolis? Vietoje simbolius, kur nėra, mes susirandam mūsų norimą simbolį. Tai gali būti litas, tai gali būti euras, doleris ar kitų valstybių pinigai. Mes palikim litą. Spaudžiam gerai. Dabar rašom reikšmes. Kompiuteris automatiškai pats prideda valiutos trumpinį, tai yra simbolį LT.